15 metų buvo mano pirmoji operacija ir taip operacija po operacijos ir štai man 21 metai ir pas mane jau buvo 7 operacijos, kuri paskutinė buvo 2018 metų rugpjūčio 3 dieną. Sveiki, aš nežinau, kas tu esi, profesionalus sportininkas arba tiesiog mėgėjas, o gal tiesiog tu sieki savo užsibrėžtų tikslų, kurie netgi nėra susiję su sportu. Ir aš norėčiau su tavim pasidalinti tiesiog savo istoriją, kuri galbūt tave sumotyvuos arba ne. Esu paprasta mergina, kuri nuo pat mažens svajojo siekti sporto aukštumų. Buvau mokykloje tiesiog mergaitė su berniukišku charakteriu, visą laiką vaikščiojau mokyklą su sportinė apranga, taip pat su kėdais ir susirišusi lygiai tokią pačią uodegytę. Iš nuo klasiokų ir klasiokių išsiskirdavau savo užsispyrimu ir netgi kartais agresyvimu. Tikrai buvau tokia impulsyvi mergaitė, kuri siekdavo visų savo užsibrėžtų tikslų, o ypač sporte. Norėjau labai pasiekti sportinių aukštumų. Iki vienos dienos. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. Per krepšinio varžybas aš susitraumavau kelią. Kritau ant žemės, pajusdama nerealų skausmą. Ir kai nuvažiavau pas gydytoją, man gydytojas pasakė, kad tai yra kelio girnelės išnirimas, tai yra didelė trauma, kuriai prireiks operacija. Nekreipiant dėmesio į daktarų sakytus žodžius, kad mesk sportą, tu nieko nepasieksi, tu nesugebėsi, traumos tik pasikartos, o operacijos vis tik tai didės. Aš jų nepasiklausiau ir vis ėjau į sporto salę, sportuodavau, kai sakydavo daktarai, jog aš atsistatyti galėsiu tik tai po 2 metų po operacijos, aš atsistatydavau per 5 mėnesius. Ir atvažiuodama į atsitiktinę patikrą pas gydytoją, jisai nesuprasdavo, kaip taip greitai gali žmogus atsistatyti po tokios 4,5 valandos operacijos. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I'm waiting. Ką tik jūs matėte mano kojų treniruotę, kurią aš labai mėgstu ir darau 2 kartus per savaitę. Jeigu jūs sudomino šitas video, jeigu jūs turite kelio sąnarių traumų arba tiesiog skausmų, spauskite like, prenumeruokite šitą kanalą, šitą video ir rašykite asmeninį žinutę ir sulauksit naujo mūsų video, kuriame aš papasakosiu plačiau apie savo kelio sąnarių traumas, operacijas ir atsistatymą. Tirim!